Tekseira. Vėl suklaidintas varžovas, kairė koja ieško perdavimo. Tekseira nori baudinio Žalgiris. Bet yra proga ir jie nepavyksta pasinaudoti Žalgiris. Panašius veiksmus, kurius šis bandė demonstruoti prieš tai, prieš Vilniaus Žalgirio pagrindinę fanų tribūną, o stadionas atrodo, kad tai sprogs. Įspūdingos emocijos, įspūdinga atkarpa per 3 minutės. 2 įvarčius muša Vilniaus Žalgiris 59-ąją, 61-ąją per 2 minutės. Krenta 2 įvarčius, tai čia Petkovičius jau turėjo gerą progą, bet Marija išgelbėjo varžovus. Čia atrodė, kad netgi sumaišė vienas kitam. Tekseira ir Litvinenko, bet Tekseira kamuolys liko po kojomis, šį žaidė iki galo ir viską išsprendė puikiai. Bosančičius gauna čia geltoną kortelę. Dabar, aišku, reikia išlaikyti ir šaltą protą Vilniaus žalgiriečiams, bet tuo pačiu ir nereikia atleisti vadelių. Viskas dabar Vilniaus Žalgirio rankose. Arba bent jau visai šalia.